Dar šiek tiek apie rašybą. Štai čia aš turiu tekstą, kurio beveik visi žodžiai yra pabraukti raudonai. Bet tai tikrai nereiškia, kad čia tiek yra pridaryta klaidų. O ką tai reiškia? Kodėl čia tiek daug žodžių braukiama raudonai? Tuos žodžius braukia todėl, kad rašyba yra tikrinama ne pagal lietuvių kalbos žodyną, bet pagal anglų kalbos žodyną. Kur tai pamatyti? Štai čia apačioje būsenos juostoje parašyta anglų. Vadinasi, šitam tekstui yra nustatyta anglų kalba, bet kažkodėl buvo parašytas lietuviškas tekstas. Kaip tai ištaisyti? Visų pirma, reikia pažymėti visą tekstą, o tada, ten, kur rašo anglų kalbą, paspausti su pelyte ir pasirinkti lietuvių kalbą. Ir štai dabar beveik nieko man nebebraukia, išskyrus vardus ir kitus žodžius, kurių žodyne kompiuteris neturi.